Sveiki, šią pamoką susipažinsime su metodo toString naudojimu. Na ir tai yra tiesiog dar vienas būdas, kaip paįvairinti programos rašymą, ar paprasčiau tariant, gal kartais ir pagreitinti visą tą procesą. Na, šiuo atveju tiesiog praplėsti jau esamą žinią. Visų pirma, galiu pasakyti, kad vėlgi naudosime konstruktorių, tik šioje pamokoje užteks jo vieno ir reikšmes siūsime per konstruktorių. Na, visų pirma, susikursiu tarpinius kintamuosius. Na, o dabar galime apsirašinėti savo konstruktorių. Jis turės 3 parametrus, kaip ir analogiškai tiek, kiek turi kiek jau apsirašiau tų kintamųjų. Na ir galiu pasakyti, jeigu dar neminėjau kurioje pamokoje, kad reikšmės dažniausiai priskiriamos štai taip. Tiem tarpiniam kintamiesiam jos suteikiamos per tuos, kurios nurodome, tarkim, savo metodo parametruose. Na, tai yra daryti gal kiek profesionaliau, dabar galiu pasakyti tik tiek. Vėliau galbūt patys išsiaiškinsite, kodėl taip yra daryti geriau. Tai gali tiesiog jūs išgelbėti nuo painiavos. Na, o dabar, kaip jau turbūt įsivaizduojate kokią situaciją, mes pagrindinėje klasėje į konstruktorių nusiunčiame 3 reikšmes integer tipo ir jas analogiškai priskiria pirmą reikšmę x, antrą y ir trečią z. Na, o dabar tiesiog išveskime tas reikšmes į ekraną. Na ir visa magija bus tame, kad nors mes norėsime atspausdinti 3 kintamųjų reikšmes, tačiau mes kaip argumentą nurodysime tik vieną žodį. Na, galbūt aš dabar tai parašysiu, o vėliau pakomentuosiu. Jūsų įvesti skaičiai yra... Na ir kaip jau turbūt prisimenate, kad štai čia po kablelio įrašytas kažkoks tai kintamasis reikšmės atspausdinama toj vietai, kur įrašytas štai toks ženklas procentas ir s raidė. Na, gali būti ir procentas ir d raidė taip pat. Na ir šiuo atveju mes nerašysime visų tų kintamųjų, kaip seniau darydavome, kaip minėjau, įrašysime tik vieną žodį ir vis tiek mums atspausdins visas 3 reikšmes. Na ir tiesiog rašomas vėlgi jau praeitoje pamokoje minėtas žodelis this, bet vien šio žodelio neužtenka, reikia apsirašyti dar vieną metodą, apie kurį jau minėjau pamokos pradžioje, tai yra metodas toString. Na ir jis apsirašto štai taip, rašoma žodelį public. Ir dabar jis gražins tam tikrus duomenis ir tie duomenis bus string tipo, todėl nerašome žodelio voido, rašome žodelį string. Na ir šio metodo pavadinimas būtinai turi būti toString. Kitai programa neras ir vietoj šio žodelio this neįterps tai, ko mums reikia. Na, jau ir turbūt žinote, kad kiekvienas metodas, kuris grąžina duomenis, turi jo, kad ir gale ar kažkur tai atlikus visus veiksmus būti raktinis žodelis return. Ir tai tiesiog kažkokios reikšmės grąžinimas. Na ir mes šiuo atveju grąžinsime string formatą.
Rašome procento ženklą. D. Ir dabar po kablelio nusirodome tuos kintamuosius. Atsiprašau, praleidau. Na ir ką dabar mums reiktų padaryti? Tai tiesiog visų pirma gal susikuriame, apsirašome tą šalutinę klasę ir nusiunčiame kažkokias tai reikšmę šalutinę. Ir tarkim nusiunčiam reikšmės 1, 2 ir 3. Ir paleidžiame programą. Ir štai matome, atspausdino jūsų įvesti skaičiai yra 1, 2, 3. Na ir ką ši programa darė, tiesiog mes apsirašėme tarpinius kintamuosius, apsirašėme konstruktorių, kurio parametruose taip pat nurodėme 3 kintamuosius ir tiesiog jų pagalba šiem tarpiniam kintamiem priskyrėme reikšmes. Ir tada, kai priskyrėme reikšmes, išvedėme sakinį system.out.printf, tiesiog į ekraną norime atspausdinti savo įvestosius skaičius. Na ir visa fantastika, kaip jau minėjau, štai čia nenurodėme mes tų visų skaičių, tiesiog parašėme raktinį žodelį dis. Na ir ką tas raktinis žodelis dis daro? O jis daro štai, kas kart, kai parašote tokia situacija žodelį dis, iš karto programa automatiškai ieško metodo, kuris būtų string tipo ir jis būtų pavadintas toString. Na ir tada programa automatiškai kreipiasi į tą metodą ir mato tame metode parašyta return string format ir tiesiog čia jau surašyti visi tie mūsų norime atspausdinti skaičiai. Na, galbūt kažkam atrodo, kad čia visai nėra greitesnis būdas, kaip jau minėjau, tiesiog daugiau įsikrovėme savo darbą, bet gali būti, tarkim, kad jūs šį konstruktorių aprašinėjote, ar vien tik spausdinimo procedūrą aprašinėjote ir net nežinote, kiek čia reiks atspausdinti kintamųjų reikšmių. Tiesiog nesivarginate, rašote šitokį ženklą ir po kablelio dedate raktinį žodelį dis. Nu, kitas žmogus, kuris atsakingas už visus skaičiavimus, jis tiesiog parašo metodą public string toString ir tiesiog return string format ir visus tas kintamosius, su kuriais jis atliko skaičiavimus ir kurios nori gražinti. Na, tai gal toks būtų pavyzdys šio toString metodo pritaikymo. Na, jeigu kilo kokių klausimų, tai klauskite, rašykite ir iki susitikimo kitose pamokose.